Klaipėdos Kariliono festivalis. 2023-aisiais dėja jis buvo paskutinis. Po festivalio Karilionas dar skambėdavo karts nuo karto, savaitgaliais ar švenčių dienomis, tačiau kuris laikas varpai nutilo. Jau kelerius metus iš čia išsikėlus paštui yra užvertos ir šio pastato durys. O pastatas unikalus. Vienintelis toks ne tik Klaipėdoje ar Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai yra unikalus. Tai yra unikalus iš tikrųjų kaip pastatas, kaip statinys, kaip architektūros paminklas. Klaipėda neturi tiek daug pastatų dingus bažnyčiams, nugriovus bažnyčiams ir daugeliu tokių netekčių patyrus. Tai yra Liepų gatvės, toksai perlas, tai yra, aišku, valstybinis pastatas, bet su savo istorija, kuri nesibaigia ir ten 20 amžiaus pradžioje ar viduryje, ar dar kažkada vėliau tęsia Kariliono istorija. Tai yra, tai išlaikyti yra būtina. Jeigu mes jo jau netektume, tai mes jau netektume Klaipėdos veido. Vaikštinėdamas po Klaipėdos karališkuosius rūmus, į kuriuos patekti šiandien nėra taip lengva, restauratorius Kostas Frankas rodo kiekvieną rūmų kampelį ir detalę bylojančią apie išskirtinę šio pastato istoriją. Būtent Kostui patikėta prieš keliasdešimt metų imti restauruoti šį unikalų pastatą. Medžiagos apie maždaug prieš 130 metų iškilusi kompleksą nebūta daug, o ir tokį darbą išmanančių meistrų trūko. Jie vis tiek nenorėjo daryti tokio darbo, nes paprasčiausiai nemokėjo. Iš kuriems žinot, kad čia ir aš pats, tiesą prisipažinsiu iš karto, vokiškai nemokėjau nei žodžio. Iš pradžių, paskui vieną po kito, paskui mums privertė lankyti kursus, kad išmoktume nors šį bei tą surekt sakinį. O pasirodo, čia reikėjo mokytis ne vokiškai, o anglų kalbą. Šitas namas tai yra angliškas. Kostas Frankas pasakoja, kad šiame pastate persipina įvairių tautų ir kultūrų tradicijos. Pastatų komplekse susijungia 3 architektūros stiliai – neogotikos, klasicizmo ir jugendo. Šitas salė neturi analogų. Tai yra koralingų stiliaus. Šitie, kaip čia, languose vitražai, kiti darytų gražiai žaižaruojančios, bet tais laikais buvo tik tai žalsvas ir kaip sakyti, matinis stiklas. Šitos kolonos atrodytų tikros, o iš tikrųjų čia tik tai yra armatūra, aplink jos turėjo būti medinio, buvo išlikę tie gaubtai iš medžio, suglaudę, jos papuoštos visokiais, nes jos ir pavojingos, jos yra iš ketaus, jeigu gaisras, arba stūktelsi, sutropės ir visas namas sugrius, paprasčiausiai. Taip negalima. Buvo aptaisytos jos, suprantat, bet meniškai. Kapiteliai buvo su visokiais lapais, karolingų, nekokies pakliuvo. Čia yra pats seniausias europinis stilius, čia yra, improvizacija, kaip sakyti, kaip temą pagroja ir paskui improvizuoja. Žinau, improvizacija, bet tie stilingi bruožai yra padėti. Židiniai. Apačioj tai buvo tikri židiniai. Ten anksčiau važiuodavo ne tik paštas, atvažiuoja ir keleiviai. Tai keleiviai jau tokie, ateina šaltą rudenį, pasišildo rankas. Veidrodžiai tam, kad keleivės damos galėtų blakstienas pasitaisyti ar taip toliau. Tai židinių tokia paskirtis. Grindys čia tikros. Ten, kur išdaužyta prie židinių, galimai ten kažkas skaldė malkas. Karališkieji pašto rūmai buvo pastatyti ir visuomenėje atverti 1893 rudenį. Jų projektavimą ir statybos darbus kruopščiai prižiūrėjo pats Vokietijos imperatorius Vilhelmas II, kuriam asmeniškai ši vieta buvo artima. Mat 1807-aisiais, bėgdama nuo Napoleono kariuomenės, čia su visu karališkuoju dvaru atsikėlė ir karališkoji šeima. Mėmelis tuokart buvo vienintelis neokupuotas miestas, metams tapęs laikinąją Prūsijos valdovų rezidenciją. Kai čia rezidavo karališkoji šeima, šis pastatas buvo visiškai kitoks. Šioje vietoje stūksojo suomių tautybės pirklio Johano Gotfrido Argelanderio namas, kuriame ir apsistojo Prūsijos valdovai. Ši vieta slepia ir dar vieną ypatingą istoriją.
1799-aisiais čia gimė Friedrichas Wilhelmas Argelanderis, vienas garsiausių pasaulio astronomų, sistemingo kintamųjų žvaigždžių tyrimo pradininkas, pirmasis astronomas tyręs žvaigždžių judėjimo kitimą. Argelanderio žvaigždėlapių kolekcijos yra išlikusios iki šių dienų. XIX amžiaus viduryje šis pirklio namas buvo parduotas, jį įsigijo miesto valdžia. Tačiau, kol buvo gyvas kaizeris Vilhelmas I, pastatas nebuvo paliestas. Nugriautas tik po jo mirties 1888 metais. Pradeda kilti naujas, pašto reikmėms skirtas pastatas. Prieš tai paštas veikė Biržos gatvėje, priešais Biržos pastatą. Tačiau dėl padidėjusių pašto apimčių jis tapo per ankštas. Per Antrąjį pasaulinį karą paštas ir jo bokštas gerokai nukentėjo. Pokaryje buvę šeimininkai pastatą nuskurdino, unikalios detalės buvo suniokotos ar užtinkuotos, o sodas virto daržu. Pastato restauracija buvo pradėta tik 1969 metais. Pastatas buvo restauruotas, keliasdešimt metų čia veikė paštas, o 1987 jame sumontuojamas karilionas, 35 varpų instrumentas sukūręs išskirtinę miesto aurą. 2006 senieji varpai buvo išmontuoti, atvežti nauji 48 varpai išlieti Nyderlandų varpų liejykloje. Šiandien kariliono varpai nebeskamba. Prieš 5 metus nebevykdomos ir pašto paslaugos. Buvo nuogąstavimų, kad niekam nebereikalingas likęs unikalusis pastatas pasmerktas sunykti. Tačiau viltis išlieka, kad ypatingieji rūmai vėl atgims. Keli metai atgal buvo tiesiog sumąstyta šį perlą iš Klaipėdos miesto karūnos tiesiog paimti ir parduoti. Tai aiškiai suvokiant, kad tokie dalykai tiesiog neturi kainos ir jie negali būti pardavinėjami, man teko vykti į Vilnių, tuo metu būnant tik tai paprastų tarybos nariu ir įtikinėti tuometinį susisiekimo ministrą, kuriam priklausė pagal pavaldumą Lietuvos paštas, išsaugoti šitą statinį, juolab, kad kiek man teko įsigilinti ir kvadratūros ne visos buvo surašytos ir nebuvo aišku, kas su to pastatu bus ateityje ir klausimą tokį, ar pavyzdžiui vienas irgi iš tokių labai artimų miestui, kultūros ir meno bendruomeniai karilionų aplamai jis liks, neliks, kadangi tai savivaldybei priklausantis kaip ir turtas, tai kaip bus su to turtu, kaip jį bus galima naudoti. Tai va tokių klausimų visuma vis dėlto jinai buvo išgirsta Vilniuje. Aš labai džiaugiuosi, kad tuometinis ministras jisai išgirdo, sustabdė šitą privatizacijos procesą ir toliau sekė pakankamai ilgas laikotarpis be jokių sprendimų, po to kaip ir buvo pasirašytas memorandumas. Tačiau veiksmų visuma jinai yra dabar tik tai užsimezgusi jau labai konkrečiais susitarimais. Tai yra siekis padaryti šį objektą interaktyvų, kad jisai būtų įdomus ir patrauklus visuomeniai, ypač jaunai kartai, kurie ne tik nori girdėti ir matyti, bet ir paliesti. O kokia bus tolimesnė dar ateitis šiandieną yra sunku pasakyti. Norinčių šitam pašte atsidurti yra tikrai ne viena įstaiga, organizacija, privatus asmenys, kurie, pasakysiu, mūsų dailininkų asociacija Klaipėdos miesto. Jie sako, mes labai tikimės kažkada, galbūt ne dabar, bet kažkada turėti nuolatinę ekspoziciją Klaipėdos miesto, Klaipėdos regiono dailininkų, kad jinai būtų nuolatos veikianti, galbūt besikeičianti. Yra noro ir iš jūrų muziejaus. Aš visai nesenai išgirdau ir labai nustebau tai, kad apie 94–6% visų eksponatų jie tiesiog guli sandėliuose. Ir tai yra labai liūdna, o čia tikrai mintis būtų gera, kad tie eksponatai galbūt patys impozantiški labiausiai atsidurtų čia miesto centre ir žiemos metu, kada ne visi persikelia į tą Kuršių neriją, į Smiltynę ir nenueina iki jūrų muziejaus, kad jie galėtų mūsų miesto identitetą, suvokimą, kad tai yra jūrinis miestas, kad tai yra uostas, uostamiestis, pamatyti ir žiemos laikotarpiu, pavyzdžiui, pašto patalpose. Bet šiandieną yra vizija Argelanderio centras, o ateitis parodys, kaip mes jį išnaudosim.